Kiek jums metų? 75. Nežinau, turit vilties dar išeiti? Kiek metų skiria jums? 11 metų gavom. Jūs esat nuteistas už savo žmonos? Savo žmonos nužudymą 129 straipsnis, antra dalis, 3-6 punktas. Mylėjot jūs savo žmoną, Virga? Ne, tarp mūsų, pasakysiu atvirai, tarp mūsų meilės nebuvo, nes čia buvo praktiškai dalis skaičiavimo. Pakalbėkime apie tą visą istoriją baisę. Aš ją psichozę vadindavau. Nu, psichinė reiškia. Lankydavausi pas psichiatrus, kad jie išrašytų raminančius. Ir juo toliau, jie gilėjau šitas depresija, kažkoks suprantat. Ir nepanaudojau iš šitų, jinai būdavo nervuota ir šalia kas aš. Nu tai jį reikia ir visus velnius ir paka. Tarp durį, jau koridorių, pajutau smūgį iš už nugaros. Va, pas mane bent 8 randai yra iš pasalų su kačerga, pagaliu, akmeniu galas. Nu ką, aš pro duris mausiu, duris užrakytos. Aha, ką daryti, už paskui jau ateina. Rankom, gintis, kas beliko man jau, išbėgti. Nieka. Gintis belieka atimt, atėmiau šiaip ne taip, gavau per rankas, per delnus. Va. Atėmiau ir atgal, nesąmoningai tiesiog atgal trenkiau. Ir paskui žiūriu, kad jinai susiurduliavo, atsitraukiau ir nuo to momento viskas atsijungė. Viskas, nieką nejutau. Nieką nemačiau, negirdėjau visiškai. Skėliau, einu, jos nėra, einu žiūrėti. Vonios durys uždarytos, atsidarau, žiūriu, jinai taip ir guli pusiau kniūpščia, palei galvą klanas kraujo matosi, va. Paskambinau į pagalbą. O, sakau, užmušiau. Ir iki šiol neatsimenat? Iki to momento, kol reiškia, kai aš jai sudaviau, tol viskas man ko puikiausiai. Kas vyko ten? Nežinau. 71 smūgis, įsivaizduojat? Iš jų 42 į galvą. Jėzus, 71 smūgis, ką tėvai padarei? Taip? Neįsivaizduojama. Kaip aš galėjau šitaip daryti? Nu. Ištyrė taip. Nusikalstamos veiklos padarimo metu konstatuotas organinis asmenybės sutrikimas F07.0 bei psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas F10.2. Aš Kęstutis Žebrauskas. Esate Šiaulių kalėjime. Taip, randuosi Šiaulių kalėjime nuo 22 metų Liepos 25 dienos. Taip. Tai pirmą kartą kalėjime atsidūrėt? Pirmą kartą. Nu, aišku, aš gyvenau priešais kalėjimą. Nu, tai gyventi priešais kalėjimą nebūti kalėjimo teritorijoje. Kaip tavo anekdotė dabar prieš savo namus buvusius. Tai va, šičia gyvenot priešais? Taip, priešais tą kalėjimą čia. O, nu tai... Baigiau vidurinę čia pat už kalėjimo sienos. Ir kada jau ten būdavo to ir mokykloje, tai aišku apie tai negalvojot, bet vėliau, kai gyvenot šalia, tai pagalvodavot, kad gal vieną dieną atsidursit anapus poros? Ne, žinot, apie tai nesugalvojęs ne kartą. Ne? Tik tai ateidavom su kalėjimo viršininko vaiku pažaisti biliardą į administracinį pastatą. O kad prisivaikščiojot čia? Prisivaikščiojot į kalėjimą, jokios vašaras. O kad galvočiau, kad čia pateksiu, tai čia nebuvo minties. Aišku, kaip sako, niekada nereikia įsižadėti. Jo, tarbos, lasdos ir taip toliau. Tai vat. Kiek jums metų? Aš 50 gimimą, 75 lapkričio mėnesį man. Nusikaltimas įvyko, dėl kurio esam čia? O nusikaltimas vyko 22 metais. Prieš 3 metus, tai 72 buvot. Tokių metų patekti į kalėjimą, jau kaip sakoma,
Nežinau, turit vilties dar išeiti? Kiek metų skiriams? 11 metų gavom. Tai 72 plus 11, tarkim, maksimaliai. 83. Nu, daug. Taip daug, kaip pagalvoju, tuo labiau, kad ir laisvai vaikai laukia, anūkai, kaip pasakius. Nu, aišku, norisi išeiti. Ir aš kodėl ir stengiuosi atnaujinti šitą bylą, nes, nu, kaip pasakius, ne aš sugalvojau šitą nužudimą padaryti, nei ką. Pakalbėkime apie tą visą istoriją baisę. Jūs esat nuteistas už savo žmonos. Savo žmonos nužudimą 129 straipsnis, antra dalis, 3-6 punktas. 3 tai šeimos narys, o 6 įtrinčiau. Savo šeimos narį. Va. Papasakokite savo gyvenimą. 23. Ai, nu... Gal iš pradžių papasakokite. Nuo pradžių kaip. Tiesiog. Kad žmogus, kaip tą dieną buvo, reiškia. Gal taip, pirmiausia, paskui jau jo pakalbėsim. Kaip ir visada tos dienos buvo, tokios buvo sekmadienis. Užsėmė ūkio darbai, sutvarkiau, paskui žmonos paprašytas išviriau jai kavos, vėliau išviriau pietus, žmona paskui norėjo nuvažiuoti pas vaikus, maždaug taip 18 km nuo namų ten Juodaičių. Nuvažiavom pas jos vaikus, abudu tenais buvo, jie tenais namą įrenginėjo vieną savo, kitas buvo grįžęs iš užsienio, nes ten jau darbo nebeturėjo, buvo savo per nelaimingą atsitikimą, savo darbdavį padavė į teismą, norėjo prisiteisti 200 000 iš jo ir jam visi darbai užsidarė tenais. Beliko čia tik tai važiuoti ir grįžti. Prieš tai viešėjo pas mus, metai atgal rudenį, susipyko su savo motina, dar aš juos ir skyriau, čia susimušė ir išvežiau aš į autobusų stotį, o ten, kaip jis ir norėjo kur. Ir paskui mes metus laiką su juo nebendravom, motina taip pat. Čia ne jūsų vaikai, čia jūsų žmonos. Čia jos dvynukai. Na ir grįžom namo, pakeliui žmona užsinorėjo šašlykų. Stojau prie parduotuvės, nupirkau vieną pakį, grįžau, sako, reikėjo 2, mums užtekė būti 1. Parvažiavom, aš užkūriau ugnį, surašiau, reiškia, tuos jau kepimui šašlykus, viskas, sakau, gal kompoto prie to šašlykų, nesako, aš turiu. Gaivos, pavadinkim tada, ne? Jeigu kompotas netinka. Brendžio. Brendžio, manai, su akcija buvo nusipirkus, čia ketvirtadienį mes buvom važiavę ten. Ir senius apsipirkti, kaip tik tai gavę buvom pensijas. Na gerai, ką dabar sakau, jeigu tu prie manęs nesikabinėsi, gali palaikyti. Kodėl tai būdavo, jeigu išgerdavo, būdavo pasikabinėjimų? Taip. Taip, visokių būdavo pasikabinėjimų. Tai jūs jau už anksto jau pasakėte, jeigu nesikabinėsi, tada... Taip. Ir dar ką pasakiau, kad jokių pašalinių. Dviese. O kodėl tu jokių pašalinių, kas atsirasdavo iš karto pasisakydavo? Jie turi, vienintelė pas ją buvo likus kaimynė, su kuria dar galėdavo buteliuką išgerti ir paplepėti, pasisemtų emocijų, kaip sakant, žmogui. O kodėl norėjai išgerti? Todėl, kad ketvirtadienį buvom išgėrę, per tas 2-3 dienas išgaravo. Jai vėl reikėjo kažko tai pasikrauti. Nes jinai lankydavosi pas šitą, aš dar pats ir vežiodavau, lankydavosi pas psichiatrus, kad jie išrašytų raminančių vis. Ir juo toliau, jai gilėjo šitas depresija, kas suprantat. Ir nepanaudojau iš šitų, jinai būdavo nervuota ir šalia kas aš. Nu tai jį reikia ir visus velnius ir pakart. Tuo labiau, kad jinai iš pirmos santuokos tenais jų santykiai buvo labai nedraugiški, žiaurų, 17 metų pragyveno, jinai iš ten
nesantaika visą parsinešė pas mumis. Tuo labiau, kad jinai dar ir buvo mergos, kaip sakant, vaikas. Va. Taip, kad jai rūpesčių buvo nuo pat mažumos. Įtampa visą gyvenimą. Taip, jinai va tokia. Nu į ką, kai mes va susipažinom tiesą va truputėlį prieš istorijas, tai, nu, aš nesistengiau su ją įeiti toliau gyventi ar dar ką nors, bet, nu, jinai tiesiog prašė manęs, padėk man gyventi, supranti, gyvenime. Pagalvojau vieną, antrą kartą, trečią kartą, va taip pat vis atsisakydavau. Paskui, nu, gal reikia žmogui duoti šansą, padėti, tuo labiau, kad aš dirbau, turėjau ir namus, ir mašiną, ir gerai uždirbau. Nu, istorija, piniginė, visko pas mane buvo, matė, kad aš ne pašalpinis, ne valkata buvau. Nu tai vat, reiškia, susėdom, išgėrėm, nieko daugiau nekvietėm. Gal jinai atsinešė tą, nu gal 0,7, gal litras, gal mane, ko gero, galėjo būti tą su akcija nupirkta brendžio 38, atrodo, laipsnių. Va, mes sutarėm pusę butelį išgerti, viskas. Ir užtenka. Nes man ant ryto reikėjo važiuoti viską, nu, man tas alkoholis būdavo buvęs, nebuvęs. Palaikyti kompaniją galiu. Nu, bet ką, nu ir viskas. Toliau jinai nuėjo savo su tuo buteliu, o aš viską sutvarkiau. Užsiėmiau ūkio reikalais, tai jau buvo kažkur tai apie 5 po 5 gal valandų, va taip vat. Nu tai ką, mes po 250 gramų kažkur tai vat panašiai išgėrėm. Bet čia ką, nedidelis toks išgėrimas. Kažką tai daug nepripūsė. Na taip, daugiau konfliktų tarp mūsų nebuvo, kai baigiau ūkio darbus, atėjau į namą, o jinai mane parodė kavamalę. Jo, kavamalę, kažką tai ten malė jinai ir surūko, sako, viskas, nu ką, sena buvo, surūko. Kas surūko, kavamalė, kava? Jo. Nu, sudegė, reiškia. Ai, sudegė, surūko, tai jau. Surūko, jinai, jos žodžius aš, reiškia, cituoju, kad jinai, kaip pasakė, man sako, surūko. Nu ką surūko, tai surūko, pasiėmiau, užsinešiau tą. Da, tai pagalvojau, nu aš toks va prie tų senienų atgaivinimo vis būdavo. Pataisysit. Jo. Na, tai besėdėdam savo pavėsiniai sugalvojau pas elektriką nueiti šalimais ten 100 gal 150 metrų. Gerai sutardavom, va, jisai kaip tik elektrą išmano. Ten nuėjom, parodžiau su jo, sako, tikrai sudegė, nieko gero. Tai sakau, aš tau ant dalykių palieku. Gal kam korpuso reikės, ką taip palikau ir viskas išėjau. Parėjau, nu ką, name aš jos neradau žmonos. Nu ką, ūkio darbai padaryti, viską nuėjau prigult prie televizoriaus. Užbėgęs matyti buvo. Tiesa, da prieš tai, kaip tik tai mačiau, da prieš užmiegant, mačiau, kai jinai ėjo pro vartelius pas kaimynus, pro tvorą ten arčiausia vieta, paskui po kelių minučių pats netgi tas kaimynas elektrikas atbėgo pas mane, atnešė tą seną kavamalę, nes žmona liepė atiduoti atgal, priėmiau, padėjau, vėl nukritau prieš televizorių. Ir matomai užbėgau. Prabudau. Kažkiek tai laiko, net nežinau ką, žiūri, jinai čia guli televizorių, žiūri lovai, va, šalimais, va, aš atsikėliau, sakau, reikia nueiti, va, parūkyti. Į tualetą parūkyti, va. Taip apsnūdęs, va, ir einu, suprantat, va. Tarp durį, jau koridorių, va, pajutau smūgį iš už nugaros. Va, pas mane bent 8 randai yra iš pasalų su kačerga, pagaliu, akmeniu galės. Miegančiam iš pasalų. Nu, kaip psichiniam bišliuką žmogui. Va. Bet nieko nesakęs? Ne, tai ne pirmas kartas. Šonkaulį čia išlaužė su kačerga, trenkė.
Tai čia buvo vasario mėnesį jau, kad negalėjau nei malkų pjauti, nieko, laukiau, kol sugis. O sausio mėnesį tai irgi, tai miegančiam atėjus su kačerga per kojas. Miegančiam, tai iš čia šokas, tu gali... Tu ką darai, kas, kaip, supradė, sako, da mažai gavai, taip reikėjo. Užėjo taip, užeina jau šiek tiek pakrikus. Kai aš ją psichozę vadindavau, psichinė reiškia. Ta užeina, sakau, rytinė, pietinė, vakarinė psichozė. Kai baisu gyventi, tu nežinai, kada kas kur užeis. Na.